Einam, pamėginsim patipsėt. Sakau, pamiršau įjungti kamerytę, kai registravome. Žodžiu, gavom numeriukus. Einam pasitestuoti. Nu ką visi, ką tikės rasti? Metalą. Metalo? Nesąmonė, žetoną. Ką? Sidabrinė moneta. Nu va, palinkėkim Vytui sėkmės. Einam pažiūrėti. Einam pažiūrėsiu šitą Būrė valdas. Kokią aviacijos bombą tikitės iškasti? Didelė. Didelė? Didelė. Labai gerai. Evaldas eis turbūt ant rimto metalo. Taip, ant rimto. Heavy metal. Net nežinau, kaip čia su žmogum reikia palyginti, žinai. Tu dabar tą furgoną girdi. Sąskrydžio laukas. Ten, kur miško kampas buvo kaimas, 14 trobų. Tada sukos į dešinę ir eina toks ilgas lauko tarpas iki upės ir dar palei upės sodybų buvę. Vakare pažiūrėsim, ką bus iškasę archeologinių radinių. Bus eksponuojama minklapija. Bandymų poligonas. Registracija toj baigsis. Ir eisim ieškoti. 4 metų didįjį ieškotojų sąskrydį. Ir laukiu. O galit parodyti dar stipriau? Valio! Davai, kitas reikalas. Šiemet mūsų susirinko beveik 600 dalyvių. Ar pasiruošę kasti? Pakelkite visi į viršų rytes. Ar pasiruošę kasti? Garsiau! 3, 2, 1. Nu va, pirmas žetonas. Gau signalą turėtų taip. Opa. O. Na taip. Turim pirmą žetoną. Valio. Ne žetonas. Ne žetonas. O. Buratinka bus. Štai tokia.
palinkėkime žalvario. Ir neskardinės. Apa. 92. Labai žviegia. 92, 93. Mažas daiktas. Tikėjaus, kad bus didelis. Kas čia gali būt? Įdomesnė buvo. Žiedas gal koks. A, tiksliai. Čia bus kapeikos senas. 1,8 vidurys turbūt. Netgi anksčiau gal. Va kokia. Kapeika didelė, žinai, sena. Nu, 1,8. Sakau, kapeika, blynas. Nu, čia gerai varai, man apie šaibą, ne? Ką? Šaibą kažkokį. Jo, nu kapeika bus ten 1,8 vidurys turbūt. Ar pradžia tikliau, ne vidurys. Nu, gerai. Nu, kaip žetonui, šiek tiek per mažas signalas. Bet reikia kast. Šiam 3. Kurgi tu dingai? Čia, o. Čia laikrodis. Čia bus. O čia te pasižiūrim. Traukia į geležį. Į apatinę pusę, tik kaip ir didesnis daiktas turėtų būti, bet gali būti, kad aplinkui yra geležies. Ir gal čia Jono Kazimiero šilinas. Nors spėčiau, kad čia ne moneta. O čia mes turim kulką. Nu. Gali būti ir aliumininė viela. Nu. Čia jau bus, jeigu paviršiui, tai bus viela. Va. Prašau. Na, kažkieno iškastas signalas. Nu tai va, šiukšlės. Šaunuoliai. Kas čia 3 kapeikos. Jo, čia 5 kapeikos. Bet kai jos taip suknežintos, tai turėtų būti sovietinės, bet kad storos. Žodžiu, keista. Keistesnės.
didelių nekasiu daiktų. Nu, kas nors galės savim kuolą pasodinti. Traktorius. O ką? Krekeris, vandenukas. Į trasą. Kaip jau čia tų žetonų. Dabar apyrankės numeruką. 096 405. 96? Taip. 4 05. Nu va. Ačiū. Ačiū. Kažką hebrytę giliai kasa. Einam pažiūrėti. Nu ką, liko 1,5 valandos grubiai paieškų. Chebra laukia visur išsibarstė, ieško. Nemažai sutiktų sako, kad nerado žetonų. Man vieną pavyko surasti pačiam starte iš principo. Vytas rado vieną. Edvinui nežinau dar kaip jam sekas. Bet, na, per 1,5 valandos dar yra šansas iškrapštyti kažką iš žemelės. Oras šiandien superinis, ne per karšta. Šiek tiek yra ražienų, tai norėtus gal, kad jų nebūtų, bet čia maži dalykai, kurie visiškai netrukdo geram renginiui ir gerai praleisti laiką. Tai va. Ką, einam ieškoti toliau. Būtų dar labai smagu vieną žetoną iškrapštyti. Ir taip mes jau vaikštom 5 valandas. Principe. Nu ką, lėtų žingsnių į finišą. Panašu, kad šiandien viskas. O čia žiūrėk, su akutė pakabukas, 28. Aha. Aš neandriu, kad tą medalį ką nori. Juodojo metalo, juodieji metalistai.
Trečia vieta juodo metalo rungtyje, surinkęs 115,6 kg, laimėjo numeris 96385. Va, turim. 96405. Девять, 6, 4, 0, va, turim. Čia kaip pernai metais, tai reikia tik pradėti kalbėti tą kalbą ir iškart pasirodo žmogus. Ačiū. Ačiū. Taip, čia iškart parašyta, kad reikia kreiptis rusiškai. 96317. 96317. Turim. Jau išmokau. Поздравляю. Спасибо. Nu, mano žetoną jau ištraukė, bet Vyto dar neištraukė, tai Vytas labai dideliam nerime, strese. Ar gaus maikutę, ar gaus detektorių. 4, 7, 9, su kiekvienu žetonu Vyto šansai didėja. Ir dabar meldžiamės, kad neištrauktų. 9, 1, 9. O čia mūsų talismanas. Ačiū. Sveikinam, ištraukite. Dėkui. 96400. 96400. Turim. Taip, Sveikinam. bet artybuoja. Dėkui. Maikonas ir... 96330. Turim. Nu, parodyk, Vytai, ką gavai. Sveikinam. Dėkui. Dabar vis... Nu ką, pirmą dieną uždarėm. Radinukam gali, bet man rodos gal jisai šitam pultui gal vežioti. Bet gerai, radinukam. Patenkinti. Prizai galėjo būti ir geresni. Ne? Nu, čia prizai, viskas ok su prizais, tik tai mums nepavyko loterijui. Bet nu, man visai neblogai. Pas Vytą maikutė, ne? Ir radinių krepšiukas arba ten pulto dėklas, nežinau. Nu, radiniam gali būti. Grįžtam su prizais. Dar rytoj laukia diena. Pinų mūšis, akla višta ir snaiperio rungtys, ne? Ja. Kilit. Nu, labas rytas. Antra diena sąskrydžio. Turim 9:30 ryto. 10 valandą startuoja Pinų mūšis. O šiandien iki 12 dienos dar galima rasti žetoną, slėpti papildomai 50 žetonų vakarą. 10 vakaro berods rungtys prasidėjo. Ir per visą naktį, kas norėjo, galėjo ieškoti. Mes ramiai išsimiegojom viešbutį ir 9 ryto jau buvom vietoje.
Mėginu dar surast žetoną. Nors matyti jau čia bus nukasę vakar. Tai jau geras oras. Eisim pramogauti toliau. Labas rytas visiems, labas rytas. Ačiū, kad mojuoja, dalyvaujat. Tikiuosi, kad prie palapinių mane irgi kažkiek tai girdit. Dabar turim 15 minučių iki varžybų. Pradėsim nuo pinų mūšio. Po 15 minučių kviečiu visus ateiti į mūsų bandymų poligonus. Ten yra aptverta vieta. Rungtis pirma pavadinta bus pinų mūšis. 10 valandą. 10:30 startuoja visos kitos 3 rungtis. Tai bus snaiperio rungtis, bus kastuvo mėtymas ir bus akla višta. Pinų mūšis, nueinam kur laisviau. Gal mums pasiskleist reikėjo? Ei! Jau? Jeigu kas nors esate radę kažkokių tai daiktų, kurie galėtų priklausyti, tam irgi kviečiamės nešti registratūrą. Vakar buvo situacija su Volkswagen raktu, nežinau, kaip ten baigėsi, ar jie surado tą rakę Volkswagen, surado. Tai jeigu radę esate kažką, tai priklausantį kitam žmogui, atneškite registratūrą. Nu čia tai monetas. Čia sidabras, greičiausiai. Čia sidabras. Kas grįžta, žinai, kas tada. Labai geri. 30 sekundžių. Labai irgi aliuminė jau. Ne, viskas toliau, judėk atgal tada. Susirašė? Prie jūros. Stop. Ja, Čia? Kairiau, stop, kairiau. Tai yra atsarė, Nėra. Daug dešiniau. Ne taip toli. Aha, va čia paryta. Ne. Žolės atrauktų. Ne, dešiniau. Va šitas žolės. Ten ražiena. Yra. Aha. Važiam. Buvo. Čia? Kairiau. Čia? Parytė. Atriekis, gerai, nėra. Parytė. Šiek tiek į priekį. Aha. Kairiau. Va čia, parytė. Parytė. Yra. Kur stop? Kur stop? Nu. Voba! Aukščiau. Nu, aukščiau biškį. Na, va, tad nežinau, čia, žinai, kaip su tom kojom, ar čia išsibėgės ir neišsibėgės. Voba! Mavi! Jau įdomiau. Pats tavo?
405 galas. 96 405. 0-3. Tuvo mėtymo rungtis taip pat baigėsi, jau turim nugalėtojus ir dar yra 2 rungtis, kurios dar vyksta. Trečiąją vietą užėmė numeris 964 19. Turim. Sveikinam. Antrąją vietą užėmė numeris 964 84. 964 84. Turim. Sveikinam. Ir pirmąją vietą užėmė numeris 963 13.